Sveiki atvykę visi į Linelis Ride kanalą. Šiandien turim senuką BMW F650. Modelis buvo pradėtas gaminti 93 metais. Konkretus modelis ėjo F650 iki 2000-ųjų. Vėliau BMW išleido F650 GS. Tai turim vieno cilindro 652 kubinių centimetrų, 35 kW, 57 N ir apie 185-87 kg turim jo svorį su visais skysčiais. Bakas yra 17 litrų ir keli įdomus faktai, tai kad šitas motociklas yra su tuo pačiu varikliu ir labai iš principo panašus modelis į Aprilia Pegaso ir konkretus modelis buvo surinkinėjamas Aprilijos gamyklai Italijoje. Taip pat BMW su šiuo modeliu vėlgi pristatė motociklą, kuris yra su grandinė ir to jau nebuvo nuo ten 60 kažkelintų metų. Tai va turim tokį žalią ryškų Tour Enduro, sakykim taip, nes su juo gali važiuoti ir miškais, ir gali važiuoti keliais. Vienas yra toksai pagrindinis komforto niuansas, tai kad vienas cilindras, jisai suteikia didžiulę vibraciją. Ir jeigu kalbėt apie kažkokį tai pasivažinėjimą toliau, ten 3, 4, 500 km, tai prie šiandieninio mūsų suvokimo apie motociklus jau jisai yra nekomfortiškas dėl savo sukūriamų vibracijų. Tai ir jaučiasi tas ir ant rankų, ir ant kojų, nes tu visą laiką važiuoji ir jisai visą laiką vibruoja. Ir tai yra normalu su vieno cilindro varikliu. Priekį 21, gale 17, tai iš principo jo visas kaip ir paskirtis, jinai iš tikrųjų yra tokia vat, Tour Enduro. Tu su juo gali ir keliauti, ir gali važinėti bekelę. Papildomai čia yra sumontuotas priekinis stiklas, tai labai čia įdomi, nes priekinis stiklas eina su kažkokia tai va tokia plasmasė, toks tvirtinimas. Yra uždėti lankai, tašės ir galinės daiktadėžės dar prie jo yra. Bet aš jas nuimu, nes tiesiog taip patogiau važiuoti po miestą. Man patiko, kad jisai turi Brembo stabdžius ir turi Saxo galinį reguliuojamą amortizatorių. Reiškia, tu gali sukti, yra preload adjustmentas ir tu gali tiesiog sukti ir yra parašyta, kiek klikų, kokią pakabą tu turi. Savame suprantama, kad variklis yra su karburatoriais, tai konkrečiam motociklė šiuo metu yra kažkokie tai niuansai, kuriuos reiktų išsiaiškinti. Nes toks jausmas, kad jisai oro gauna daugiau negu kuro ir kartais jisai dūsta. Ir važiuojant turbūt tas išryškės ir jūs pamatysit. O šiaip tai vėlgi prisilietus prie tokio motociklo, kaip ir prie visų senų motociklų, tikrai jaučiasi ta kokybė, surinkimas, tas toks tvirtumas šito daikto. Jam yra beveik 30 metų, jisai nuvažiavęs bent jau tiek deklaruoja 25 000. Ir jisai tikrai labai gerai išsilaikęs. Ir aš praktiškai net neabejoju, kad šiandieniniai motociklai po tiek metų jie nebus net arti tokio stovio. Nesvarbu, kokiam sąlygom laikysi ir kur laikysi. Šitie motociklai buvo naudojami per lietų, per ten, nežinau, purvus ir taip toliau. Ir jie vis dar yra gerame stovyje. Dėl ridos aš, sakykime, nesu tikras, bet pagal tai, kaip jisai atrodo, tai tikėtina, kad savininkas jį tiesiog nusipirko, labai retai išvažiuodavo ir turėjo tiesiog savo tokį gerą žaislą. Tai kągi, važiuojam, pasižiūrėsim, kaip jisai važiuoja mieste, kaip jisai važiuoja miškais ir tada pamatysit, papasakosiu visko daugiau. Tai va, aš motociklo, tai iškart pastebėjimas, kad jis dabar yra sužemintas, tai vat matosi, ant kiek jisai sužemintas. Tai dabar iš tikrųjų jisai labai žemai yra, o mano kojas pilnai sulenktas, tai šiaip jis yra aukštesnis šiek tiek, apie 80-800 mm. Tai, turim tokį variantą. Temperatūra, apsukas, greitis ir keletą informacinių, sakykime, lempučių. Šiaip sėdėsena yra tvarkinga, patogi, tai ta tikroji geroji sėdėsena. Sėdynė minkšta, tas stikliukas labai gerai, kad jis yra, nukreipia tave. Veidrodėliai gero dydžio, nes daug matosi, čia dar uždėtas toksai, kur išplečia tavo matymo lauką. Tai su tokiu motociklu, kur tu pakankamai ramiai važiuoji, tai tos veidrodėlius labai sėkmingai gali naudoti. Lempos, ilgos trumpos, patsosas užtrauki prieš užvedant,
pamiršėt. Nu, viskas labai standartiškai, nieko čia jokių stebuklų nėra, viskas taip pakankamai kultūringai, tvarkingai atrodo. Esu matęs, tai čia išlūžusios tos plasmasės būna čia įtrūkimai, čia viskas gražu, tvarkinga ir gerai atrodo. Čianai tokios tašytės, labai neblogas tvirtinimas, va į plasmasę įsuktas toks viršiukas, tiesiog uždedi ir jisai užsifiksuoja. Nori nuimti, pakeli ir jisai atsifiksuoja. Tai kažkas telpa ir to užtenka. Čia galima žemėlapį pasidėti, kad matyt, kur važiuoji. Yra tokie vokiški bairiai ir kiti senesni motociklai atvažiuoja, tikrai būna įdomesnių tokių aksesuarų. Nu ką, pabandom užsivesti. Va, iš puvas prisiliečiau, iš karto užsivedė. Tikrai labai fainas, geras stovio motocikliukas. Ką, važiuojam? Šiaip iš tikrųjų tokie motociklai, jie turi tokį nematomą privalumą, gal sakyčiau. Tu su juo važiuoji visada pakankamai ramiai. Tikimybė, kad tu su juo viršysi greitį yra, sakyčiau, artima nuliui. Taip, jisai ten važiuoja, jo maksimalus greitis gal ir ten yra 160, bet vis tiek tu su juo važiuoji pakankamai ramiai ir tu tiesiog mėgaujies to važiavimu. Arba įvažiuoji į mišką ir jau tenai to greičio išvis nebelieka. Tai va. 35 kW mane labai sėkmingai veža. Bet vibracija labai stipriai jaučiasi per kojas. Bet šiaip aš su juo važiuoju, man visą laiką tokia veidė šypsina, aš kaip vaikas iš tikrųjų, aš jį ten nusiploviau, išsiblizginau, nu man su juo smagu, man va tokie daiktai, kažkodėl jie man teikia džiaugsmą, tu labai daug negalvoji, nepermastai tų kažkokių situacijų, kai kažkas tai kažkur išlenda, užkiša, su tokiais motociklais irgi mažiau, nes tu važiuoji, nu, normalių greičių važiuoji, jis tavęs neprovokuoja viršyti greičio ir tu tiesiog už labai nedidelę pinigų sumą, ten šito motociklo kaina ten apie 1,5, gal ten koks 1,7, dar nenusprendžiau kokia jinai bus, bet pagal tai kokia jisai yra stovė, tai jisai vertas tų pinigų, nes tu nusipirki tokį daiktą, tu su juo gali važinėti ten 2, 3, 4 metus ir jisai vis dar kainuos tos pačius pinigus. Nes jau yra pasiekiamas tas lygis, kai motociklas jis jau nebeturi kur pykti. Nu, kiek jį dar galima, kiek jį dar galėtų atpiginti jo amžius, nu nei kiek, nes jisai senas ir taip, bet jisai vis dar važiuoja, jis vis dar tvarkingai atrodo, jisai atlieka funkciją. Ir jeigu tu jį ir toliau prižiūrėsi, pasikeisi tepalus, viską adekvačiai, sakykim, su juo elgsis, tai kol jisai atliks tą funkciją ir niekam nekels galvos skausmo, tai jo vertė ir nebekris. O tai žiūrėk, gal su laiku, sakykim, ta vertė jinai kažkiek tai netgi ir pakils. Nu, aš kalbu iki labai ilgą laiko tarpą. Aišku, tas yra sunkiai tikėtina, jų buvo pagaminta nemažas tiražas, apie 50 kelis tūkstančius motociklų, tai čia yra įspūdingi skaičiai. Labai kuklus toksai BMW ženkliukas leidžia visgi priminti, kad tai yra BMW. Šiaip gerai tos spalvas, raudona, taip su to baltu juodu, tai viskas čia labai elegantiškai. Va, pažiūrėkit, motociklų beveik 30 metų, nieks čia nenusitrynė. Niekas, nei vienas mygtukas nenusitrynė. Jo, čia vairas, čia kažkur tai kažkokia tai korozija, dar kažkas, bet tai čia smulkmenos tokios, kurios realiai pasivalyt ir turėsi vėl savo švarų naują daiktą, sakykim taip. Smagu gal tas vienas cilindras, kad jisai turi tą gerą torką tokį iš vietos, važiuoja. Ja. Nu, aišku, sunku tai pavadinti torku iš tikrųjų, bet jisai tiesiog jaučiasi, kad jisai važiuoja, nu, duoda į priekį ir viskas. Tai
jeigu kalbėt apie tokį atvažiavimą, susijungi savo 4-5 bėgius, tarp kitko jis yra 5 bėgių, susijungi ir savo greitis 80, 78 ir tiesiog linguoji ir laukia, kol bus kokia nors galimybė nusukti ar į kokį miškelį, ar į kokį darželį, ar dar kažkur tai. Tai va mes, nu ir va, pasižiūrėkit, veidrodėlį didelis ir viskas matosi ir tu kai važiuoji tokiu greičiu, tai tau ir nereikia kažkokių, tai sakykim, didesnių tų veidrodėlių. Tu viską matai ir tu jais realiai naudojasi. Galvojau, gal mane gaudo, bet nėra už ką. Taip pat buvau techninėje apžiūroj, tai nerado prie ko prisikabinti, apsižiūrėjo, sako, tvarkingas motociklas. Nežinau, ar čia matysis, va čia vat yra apačioj lempų reguliavimas, tai nereikia jokių įrankių, tu tiesiog pasiėmi įkiši ranką, pasireguliuoji lempas ir taip kaip reikia, kad atitiktų, sakykime, standartus keliamus techninės apžiūros. Vienas dalykas, su kuriuo aš nelabai sutinku, tai yra tas lempų reguliavimas ir kad tu turi ten, vat, nes jeigu aš atvežu motociklą į techninę apžiūrą ir aš sveriu ten 94 kg, o su tuo motociklu važinės mano žmona, kuris sveria ten 56 kg, tai natūralu, kad tas skirsis. Ir jeigu buvo nustatyta, nes jinai važinėjo, bet aš atvežiau į techninę apžiūrą, tai kokia prasmė tada yra taip jau atidžiai tikrinti ir nepaskaičiuoti, kad vat, o gal bus tašės, gal bus pridėta kažko, gal nebus pridėta. Nu, čia labai toksai subjektyvus dalykas ir aš ne visai, aš sutinku, kad negali tos šviesos akinti, bet tas toksai priekabumas, kur ten dėl kelių milimetrų aukščio, nu tai aš manau, kad turėtų ta tolerancija tiesiog būti didesnė. Kad lempos turi šviesti ir būti sureguliuotas, kad neakint kitų eismų dalyvių, tai yra faktas. Bet po šiandieninio, sakykim, vat kaip pavyzdys, tai po šiandieninio mano tokio apsilankimo techninėje apžiūroj, tai sureguliavo tas lempas, tada atsisės mano žmona, važiuos su to motociklu ir jinai visus akins, kiek tik tai įmanoma. Nes, nu, jau skiriasi ten 30 kg svoriai. Tai vat, nežinau, ar tai yra, nu, čia turbūt sunku labai atrasti tą vieną tiesą tokią ir natūraliai taip gaunasi. Dar vat, kas smagu, tai vat važiuoji, opa, pašoki ir toliau važiuoji, nereikia pristabdyti. Labai puikus komiuteris. Štai, prasideda bekelė, pavažiuosim šiek tiek žvyrkeliais, bet jokių trekšinų, jokių nieko, važiuoji, savo ir kaifuoji. Bet man patiko su Kala, vat video, kai dariau, irgi toksai geras vaibas, tai vat lygiai tas pats ir su šituo. Kadangi aš toks pažengęs enduristas, kabutėse, tai reiktų atsargiai, kad nepakartot Kala griuvimo. Buvo juokinga, bet galėjo skaudėti. Tai va. Nu va, tokiuose keliuose tau galios nereikia. Tu ten, ypač kai eina kalba apie, sakykime, mano auditoriją, kur žmonės tiesiog žiūri, jie nusiperka tą daiktą, jie ten važinėja, kas sodė, kas ten į darbą, kas ten į medžioklę, kas ten į žvejybą. Tai galios nereikia. Galios yra didžioji daly motociklų, kuriuos jūs vairuojat, tai jūs neišnaudojat jo potencialą net turbūt kokių 30-40%. Ir visą eina kalba apie kažkokią tai galę, kad ten valyt, nevalyt. Tai, nu, pagalvokit, kiek jūs motociklo potencialą išnaudojat prieš kalbėdami apie kažkokius tai galingumus. Nesakau, kad visi, bet tikrai yra dalis žmonių, kurie važiuoja tiesiog rekreaciniais tikslais į darbą dar kažkur ir jiems ta galia, tai jinai yra visiškai neaktualus dalykas, jie tiesiog perka motociklą, su kuriuo jie važiuoja į darbą, mėgaujasi ir taip toliau. Va, 1250 GS irgi geras modeliukas, dar nebandytas
ir pabandysiu irgi atrast pasitestuoti. Tai va, važiuoju į žvyrkelių ramiai, važiuoju asfaltų dar ramiau, po to įlysim šiek tiek į mišką, tenai pasižiūrėsim. Bet šiaip tai va tokie motociklai ir jie turi būti tokių spalvų, žalias, turėjau kažkada geltoną. Jisai visiškai yra pozityvi energija, tu pameti visus savo kažkokius rūpesčius, reikalus, dar kažką, atsisėdi, linguoji savo, ta spalva pastoviai tau primena, kad jeigu tu važiuoji ant moco, reiškia pas tave viskas gyvenime kaip ir, neblogai. Tokie mano būtų, sakykime, pastebėjimai, kas liečia va šitą motocikliuką. O ir man, va, taip, su tais enduro vis taip kažkaip išpuola prasivažiuoti. Ir man smagu, aš niekada neturėjau tokių, sakykime, minčių, tokių planų kažkur tai važiuoti su enduro. Bet, nežinau, kas nors važiuosit, kur nors tai ten parašykit, pasikvieskit, rasiu motociklą, gal irgi kažkur tai kažkokį ratuką. Nežinau, kaip tas enduro važiavimas atrodo. Su motociklu viskas, aišku, ten susirenkam, pabendraujam, ten turim maršrutą kažkokį, tai ten, nežinau, Onuškis, Rūdiškis, ten Aukštadvaris, Semeliškis, Vievis, ten ir važiuojam. Vieną dieną vienas, kitą dieną kitas maršrutas. O su enduro kažkaip tai man neteko susidurti, aš tų miškų nelabai pažįstu. Žinau tą realybę, kad gali įvažiuoti vienam Vilniaus gale, išvažiuoti kitam Lietuvos gale, nepamatęs kelio. Bet būtų tikrai smagu ir žinau, kad ta bendruomenė yra nemaža. Šiaip va, ir posūkis, padangos pripūstos, priekis 1.8, galas 1.9, kadangi solo rider, jeigu būtų keleivis, tai tada reiktų galą dapūsti iki kokio 2.3, priekis ir lieka 1.8. Tai šitų padangų niekas daug nepučia, nes jos turi tave, turi suteikti gripo bekeliai. Bet to važiuoji, atsuki gazą, persijungi bėgi. Ir va, kaip sakiau, kad jisai durniuoja, tai va dabar per video jisai nedurniuoja. Kol kas nebuvo. Gal po to biški kaip pašils, pakais, tai tada bus. Šiaip dabar jisai kaip ir minkštas, bet tas amortikas jis gerai veikia, nes tu ant jo nesiubuoji. Jisai gerai sugeria kažkokius tai neligumus, bet nėra, kad tu važiuotum ir visą laiką linguotum. Pavyzdžiui, ant kalė taip ir buvo. Važiuoji ir joji. O čionai visą laiką mano, sakykime, galva ir mano kūnas yra praktiškai toj pačioj padėtyje. Temperatūra čionai yra. Čionai tai kažkokį tai rodo kefyro sudėtį, nes negali būti, kad jau sušilęs variklis ir čia temperatūra arti nulio. Važiuoju asfaltu, vėl žvyrkelis, biškai gal prisistabdysiu, bet neišsitiekšti. Man taip smagu duoti gazą ir ratas prasisuka ir toks, kaip senais gerais laikais ten su kokį, nežinau, EKM 6. Tai va, ir iš tikrųjų su tokiu motocikliuku važiuodamas, tu labai supranti tokį paprastą dalyką, kad malonus dalykai, ta prasme tavo kažkoks laisvalaikis, jis gali būti visai nebrangus. Toks motociklas kainuoja, kaip ir sakiau, ten apie 1,5–1,600 eurų ir tu tiesiog su juo kaifuoji ir tau kai kuriems net nereikia, kad ten kažkaip tai ten važiuotų greičių, pagreičių ten ir taip toliau. Visai atsisėda ant tokio motociklo, šito motociklo, tu net bekeliai neišnaudosi, nes jo yra per daug. Posūkis vis tiek sustabdai ir viskas. Ir tu turi ten, grubiai kalbant, ten vis tiek nusipirkti, reikia ten šalmą, ten dar kažką. Arba patį motociklą galbūt davesti iki ten kažkokio idealaus stovio ar padangos rimtesnės, nes padangos labai svarbus dalykas yra ir stabdžiai. Tai tu ten tau atsistoja, tai sakykim, 2,5 tūkstančio eurų. Ir tu turi mocą, tu turi emociją ir net jeigu tu ten su
4-5 draugai nusipirko ten tokius motociklus, išvažiuoja kartą per 2 mėnesius, kai ten, nežinau, vaikai, šeima ir kiti dalykai suteikia tą galimybę padūksti miškuose, va tokiuose keliukuose su savo ten draugais, nežinau, 4-5 valandas, nuvarat kažkur tai pavalgyt ir viskas. Ir ta prasme, tai kainuoja, aišku, pinigai yra toks labai, va, vėl kažkas. Nu va, net jeigu kažkas atitinka, toliau užsiveda ir važiuoja. Tai aišku, pinigai yra kiekvienam labai toksai subjektyvus dalykas nuo tavo pajamų, nuo tavo ten šeiminės situacijas, bet kokiu atveju tai tikrai nėra didelė pinigų suma ir tai tikrai yra smagi, maloni ir pakankamai, sakykime, ta pramoga yra tokia nepavojinga, o jinai gerietiška. Nu va čia tai, apie ką aš kalbėjau, kad blėt, kaip durnelis tu užsives, neužsives. Bet sprendžiant iš to, kad su Patsosu jisai važiuoja gerai, tai jam yra per mažai kuro ir per daug oro. O, važiuojam! Gerai, jūs to nematėt, bet aš vos ką tik neišsiverčiau į tą molį kažkokį. Tik ploviau mocą, ne! Tada, kai reikia, kad jisai važiuotų, jisai nevažiuoja. Tai va. Ne, į tą balą tai aš tikrai nevažiuosiu. Turbūt tie, kas žiūrės ir važinės endūrom, sakys, nu va čia tai kiaušinis už vairo. Tai jeigu taip sakysi, tai išmokykit, kaip reikia važiuoti su endūro. O čia kažkas bėga. Gal reikėjo pavežti? Nu tu taip gražiai ilgėsi su manim. Ir dabar į pabaigą tu čia pradedi mane miškuose pavedinėti. Bet tu vis dar važiuoji. Tai gerai, kad nereikia bėgti. Va. Duodi pilną gazą, kartais sureaguoja, kartais ne. Kaip smagu. Kur važiuot? Nu, vat kas jam yra? Manau, kad gali būti ir koks nors defekčiukas. O. Nu, bet va, irgi pavyzdys, kad net jeigu kažkas ne visai gerai, jis vis tiek mane parveš namo. Šitas motocikliukas. Ir kas iš to, kad jisai neužsiveda, tai manęs visiškai nenervuoja. Man tiesiog, va, kai jisai užsiveda, man to užtenka. Tai vat, pigus dalykai, ne visada blogi dalykai ir žiūrėkit, kaip man smagu. Tai vat, šitas motociklas gali būti ir jūsų. Nu, dėl to pasireguliuoti, tai aš pareguliuosiu. Aš va.
Reikės važiuoti, pareguliuoti karpus. Manau, kad čia bus kažkas tai su mišiniu. Tai va, tai niekada nepardavinėju motociklų, kurie yra kažkokie tai lavonai. Aišku, su technika yra toks dalykas, kad bet kada gali išlys kažkokie tai jos niuansai, silpnybės ir taip toliau. Bet nepaisant to, stengiuosi, kad motociklas visada būtų tvarkingas ir kad nebūtų kažkokių tai užslėptų dalykų. O kai kurių dalykų aš ir pats nesužinau. Būna pravažiuoju, pasižiūriu, viskas gerai, po to ten šakės pradeda bėgti, dar kažkas. Kaip nelygumus gerai sugeria šitas senas daiktas. Nu ir dar, aišku, reikia suprasti tokį dalyką, kad kai tu važiuoji su tokiu mocu, nu, iš tam tikros perspektyvos tau jo gaila, bet iš tam tikros perspektyvos ne. Ir ta vat, kita tam tikra perspektyva, kad tau jo negaila, tai suteikia tą malonumą. Duobės dar kažką varai, o posūkis, važiuoja. Nu, va čia tavęs reikia, tu nevažiuoji. Ne, važiuoji. Reikia apsukas laikyti aukštas, kad nesuteikti jam galimybės uždust ir tada jisai neuždus. Tai vėlgi, viskas priklauso nuo to, kaip važiuoji. Cirkas. Kurgi mes čia esam? Važiuojam. Nu kaip vis taip? Kaip niekur nieko. Visiškai kaip niekur nieko. Nu gerai, dar pabandysim į vieną keliuką užsukti. Kūro tikrai pripilda, pilnas bakas, tai jeigu kažkas rašysit, kad užpil kūro ar perjung kranelį, tai jau padaryta. Ačiū už patarimus. Tai va, galiu dar papasakoti apie tos mūsų ratukus, tai renkasi žmonėms patinka. Aš savo ruoštų per tuos ratukus matau nemažą įdomių motociklų kiekį ir galimai tai yra potencialas juos filmuoti. Tai, kaip sakoma, 2 in 1. Paskutinis ratukas buvo, nu, vėlgi klausimas, kada čia video išeis, bet jeigu aš jį taip greitai išleisiu, kaip planuoju, tai paskutinis ratukas buvo netoks didelis, ten buvo apie 90 km. Maksimalus pasiektas greitis kolonoje buvo 120 km ir visi saugiai ir ramiai grįžo į paskirties tašką. Išvis, pažiūrėkit, ką jis daro, aš su juo važiuoju ir kaip su enduro, ir kaip su super sportu, ir gulas, ir viską. Man patinka. Gaila, aš vairuoti nemoku tų enduro. Nu, pašoksim. Opa! La. Palaukit, tai gal reikia į mišką pavažiuoti. Dūriam. Jau kažkada matėt mane šituose miškuose su Kawasaki KLE. Važiuosim, privažiuosim kokį nors upelioką. Čia jaučiuos kaip Dakare. Tai BMW iš tikrųjų turi savo tą F650 GS
Dakar Edition. Tai toks motociklas, už kurį gali sumokėti daugiau pinigų ir turėti Dakar versiją. Tai jau gali būti dakaristas. Nusipirki motociklą, bet tu jau dakaristas. Argi nenuostabu. Nu vėl jisai pradeda man čia klysti. Jisai šiaip labai stipriai sužemintas. Tai iš tikrųjų labai žemas. Wow, Karlai, kur tu čia važiuoji? Aš tikiuosi normaliai važiuoju, turėtų būti išvažiavimas. Negi man čia reikės. Ne, nenoriu miške likti. Dar taip vakarėja. Taip užgėščiau. Telefonas beveik išsikrovė. Nieks manęs nerastų. Ne, dabar jau nebejokinga. Veskis mažulį. Aš būsiu geras, tavim nebeskriausiu. Važiuosi tik tiek, kiek tu norėsi. Tuoj kokius meškas čia pradės ateiti. Nu va, ir vėl kaip niekur ir kaip... Kai eroro kaip nebūtų. Bet aš atsimenu šitą kelią. Aš niekur čia nenuvažiuosiu. Taip, kad galėčiau kažkur tai išvažiuoti po to. Va, ir pats osas veikt pradėjo. Taip, aš čia buvau. Čia galima prie upės nusileisti. Gražus keliukas. Bet neatsimenu čia. Išvažiuosim kur nors. Turbūt išvažiuosim. Jeigu šitas mažutis... O, kaip vėl pasikinkia. Oi. Tai tie, kas žiūrės enduristai, tai jūs čia iš manęs derksitės po šito video. Kaip tu čia važiuoji, ką tu čia darai. Nuvartiesi. Nu bet va, man smagu, labai gausis toksai pozityvus filmukas, motociklas geras. Ten kiti, kažkas pamatė, nu, sako, kai čia per Žaliapjovę. Tai sakau, gera ta Žaliapjovė. Davai. Biškį reikia čia atvažiuoti, nes ten griovys. Čia reikia negriauti miško, paklotės. Nu tikrai jaučiuos kaip enduristas. Apie endurus nieko nežinot. Va, važiuojam. Nu, važiuojam, va. Kažko jam ryškiai trūksta. Jau. Aš šitą video taip pat turbūt peržiūrėsiu atidžiai, nes man taip smagu. Nu va, jis užsisiurbė. Ir dar, kaip suprantu, starteris jiems čia nelabai. Mažutį važiuojam. Žiūrovom tai patiks, o man tai nesiseka. Nu ką, čia paaiškinkit man, aš specialiai išleisiu video ir nedarysiu su juo nieko. Čia va dabar šiandien yra penktadienis, sekmadienį išeina video. Aišku, visi ten per jonines švęs, nieks nežiūrės ten sekmadienį, bet parašykit man,
Ką jūs galvojat, koksai galėtų būti defektas? Ir ar dar sutvarkam, ar jau motociklą reiktų utilizuoti? Ne, rimtai parašykit, gal tikrai kažkas žinos, aš neieškosiu daugiau jokių kitų galų, bent jau į kurią pusę nukreipkite ir viskas. Nes, kaip ir jau ir biškiai atsibosta šitas dalykas, taip jis kaip ir netrukdo, bet... O dar mačiau tokį bairį. Galim pabandyti padaryti. Tai enduristai daro taip, tipo, važiuoja. Ai, ne čia, reikia apsisukti. Tada kažkaip susuka vairą. Blet. Bet enduristai taip nedaro. Bet jis tik kai šiltas taip daro. O gal su ilgom bus geriau? Jis jau dabar jau, man atrodo, tikrai pavargo. Tai va, enduristai taip daro, įsijungia į pirmą bėgį, jeigu jiems reikia apsisukti. Blet. Bet kaip ir beveik pavyko. Pabandom dar kartą. Tipo atvažiuoji toks. Visas tipo pravažiavai kažkur ir tokį BAM! O, ir man pavyko. Kažkaip tai. Galvojau, bus sunkiau. Ne tik variklis sušilo, bet ir vairuotojas sušilo. Pasidarė karštą. Važiuok, ne, dabar negesk. Dabar tave reikia atvėsinti, tai reiškia, reikia lėkti, kad vėjas gerai prapūstų. Netgi nežinau, man kelaja ne taip gal patiko, o gal ne. Ne taip, šitas man, wow, toks tipo... Jis galėtų būti Žaibas McQueenas, Dakaristas. Va, Žaibas McQueenas, Dakaristas. Aš kaip ir nenoriu keiktis, bet kartais man toks, sakykim, natūralus hormonas išsprūsta keikimosi. Vat kai tave taip tampa, ir tu nesupranti, kas vyksta. Transalpus nuvažiavo. RAV4 nuvažiavo. Beveik išvažiavom į kelią. O, net skersas statosi. Va, kas tau yra? O dabar normaliai jisai važiuoja. Opa! Važiuojam per kaimuką ramiai, čia žmonės bėgioja.
Nu kam nebūna? Čia gal koks diegimas dar? O lempas reikia išjungti. Čia rimtai žmonės bėgioja. Oi, nu va, pasikankino ir užsivedė. Bet čia kažkur tai, sakau, įdomi tokia problema, gal čia kokia laida, kur nors biški pašyla, pradega kažkoks, tai nes, nu, toks keistas labai. Jeigu būtų visada, tai tada aš suprasčiau, kad tai... O čia toksai intermittent, visai tai yra, tai nėra ant šalto, nėra ant šilto, yra. Tai va, lauksiu. Nu va dabar važiavom ramiai, tai. Bet šaudo, reiškia, kažkas su kūru. Tai gerai, kad ne į kelionę išvažiavau. Nepyk. Nepyk, šunelė, aš tuoj užvesiu šitą seną BMW. O, dar prakasais važiuoja. Ir kai nuvažiuos į servisą, jisai puikiai sušils, puikiai dirbs ir jam nieko nebus. Aš jau net kūro naują užpyliau, nes jisai nuo paskutinės technikinės, nuo 2022 metų, jisai pravažiavo nepilnus 400 km. Žinant, kad tai yra karbiuratorius, tai čia mišios turėtų būti. O įdėjau naują kumą prieš technikinę ir jisai visai gerai užsivedė, iš tikrųjų neturėjo jokių nonsensų. Oi. Nu vat, važiuok. O kas tau yra, aš nesuprantu. Normaliai bendravom. Jis biški durnas šitas motociklas. Važiuoja, nebevažiuoja. Kaip asilas koksai. Važiuoja, oi, eina, neina. Užsispiria. Tai kūro pilnas bakas, gero, kokybiško. Turbūt kokio skandinaviško. O tu taip elgiesi. Čia jau gausis video visai mano kelionė. Bet reziumuojant galiu pasakyti tik vieną. Neturi didelio biudžeto. Norit smagaus motociklo. Tai yra BMW F650 arba KLE. KLE biškiai aukštesnis. O, čia turėtų būti upelis. Štai jis. Ir aš važiuočiau per tą upelį, jeigu nebūčiau nuplovęs. Bet ne. Ai, tu na. Ne, nu durnas aš, nu ką gali
pasakyti apie tokį žmogų, kuris taip elgiasi neadekvačiai? Debilas, nu. Nu, vat kas per razumėlis pas žmogų, vat. O, tai kiaušinis geras. Gerai, kad jau link namų. Bet man tai smagu. Va. Aišku, tai nepadaro šito motociklo blogesniu. Nu, bet čia neturi turėti įtakas tokie dalykai. Problema yra kūras. Va. Nes duodi gazą, atsidaro sklegas. Ir kaip niekur nieko, nuvažiuoja toliau. Gal daviklis čia koks? Tai kągi, ta gaida. Noriu padėkoti, kad žiūrit, kad komentuojat, kad atvažiuojat į ratukus. Laukiu vis daugiau ir daugiau, kad susirinktumėt. Mūsų bus nemažai ir tada galim smagiai plėsti bendruomenę, važinėti į ratukus ir ir dalintis kažkokiam savo patirtim ir kažkas, sakau, kažkas dirbat kažkokiuose servisuose su detalėm, gal su aprangom, galbūt, nežinau, langus kokius jūs ten dedat, gaminat ir taip toliau, tai niekada nežinai, kur sutiksi kokius žmonės ir ką jie tau gerą papasakos. O ir šiaip smagu, kai yra daug motociklų, kai visi važiuoja krūvoj, tas labai gražiai atrodo. Tai vat, šunelį, tu šunelį. Tai dar kartą ačiū, kad žiūrit, tikiuosi jūsų diena tokia pati graži kaip ir mano diena. Ir, komentuokit, kas šitam motociklui gali būti, aš vis tiek įsitvarkysiu ir pardavinėsiu. Ir ieškosiu kitų motociklų, tokių įdomių, kur galiu pavažiuoti po miškus galbūt. Ir iš apskritai papasakokit, ar jums patinka toksai turinys, vat būtent, kad ten po miškus toksai ramesnis biškį, ar geriau daryti gatvėse, apskritai ar enduro, jūsų ar ne jūsų. Su Britva tu labai apsiriboji, su Britva, su Streetu, o su tokiais gali durne. Aišku, yra, kaip vienas mano bičiulis pasakė, ir aš pilnai su juo sutinku. Adventuris gali viską, bet nieko negali gerai. Tai vat reziumuokim šitą video taip. Dar kartą ačiū, kad žiūrit, komentuokit, laikinkit, šerinkit, jeigu jums patinka, dalinkitės su draugais, artimaisiais ir iki pasimatymo kitose video.